Sveiki visi, šiandienos video bus apie naujuosius Windows 10. Taigi Microsoftas neseniai išleido Technical Preview Windows 10 versiją. Ši versija yra kaip po Windows beta versija. Jinai yra skirta vartotojams, kurie nori tiesiog pažiūrėti, kaip turėtų atrodyti naujieji Windows 10. Dabar naujausia operacinė Windows sistema yra Windows 8, taigi Microsoftas peršoko Windows 9 ir keliauja tiesiai į Windows 10. Ir jeigu norite, galite šią Windows 10 beta versiją išbandyti jau dabar. Jinai dar nėra baigta ir Microsoftas leidžia už dyką parsisiųsti būtinį ISO failą ir duoda taip pat CD key produkto raktą nemokamai. Ir visi, kas nori, gali parsisiųsti ir susinstaliuoti šią sistemą į savo kompiuterį. Aš šios sistemos į savo kompiuterį tiesiogiai neinstaliuosiu, o susikursiu virtualią mašiną su VirtualBox programa. VirtualBox programa atrodo štai taip ir apie ją aš pamokėlę dariau jau anksčiau. Jeigu nepamiršiu, paliksiu linką į tą pamoką šio video aprašyme. Taigi, aš jau turiu susikūręs virtualią mašiną ir įsidėjęs ISO failą. ISO failas užima 3,8 GB, nėra labai didelis ir jį galite gauti iš štai šių linkų, kuriuos taip pat paliksiu. Galbūt klauskite LT straipsnelėje arba šio video aprašyme, jeigu eis. Ne visą laiką eina video aprašyme palikti nuorodas į tinklapius, taigi bus matyti. Arba jūs galite tiesiog keliauti į štai šį puslapį ir ten bus visi linkai. Ir taip pat galite užsiregistruoti insider.windows.com, kad dalyvauti šioje Technical Preview Windows versijos testavime. Tai, leidžiame Windows 10 operacinę sistemą ir žiūrėkime, kaip jinai atrodo. Pirmas langas grynai kaip Windows 8. Ši operacinė sistema turėtų būti kaip po hybridas, kažkas tarp Windows 7 ir Windows 8. Taigi, pirmas langas labai panašus į Windows 7, tai yra Windows 8 instaliacinį langą. Aš čia nieko nekeisiu, tiesiog spaudžiu Next ir Install Now. Sutinkame su sąlygomis. Spaudžiame Next. Darome šiuo atveju Custom Install, 20 GB. Aš noriu naudoti visą diską, taip, Next, ir vyksta failų kopijavimas. Taip, taigi matome, visi failai buvo nukopijuoti ir Windows'ai keletą kartų persikrovė. Ir dabar, ką mes norime čia padaryti, tai tikriausiai naudoti Express Settings. Mes viską galėsime keisti vėliau. Čia mums reikia prisijungti prie savo Microsoft accounto. Jeigu jo neturite, galite jį susikurti štai čia. Aš Microsoft accountą jau turiu, taigi aš įvedu savo detalės ir spaudžiu Next. Windows'ai prisijungs prie jūsų Microsofto paskyros. Čia yra Windows naujas apsaugos mechanizmas. Jeigu jie aptiks kažką neaiškaus, kas jungiasi, tarkime, prie jūsų elektroninio pašto, jie jūsų paklaus papildomo slaptažodžio. Ir jeigu jau turite slaptažodį, jį galite įvesti I have a code, arba galiu aš, jeigu noriu patvirtinti savo elektroninį paštą dar kartą, aš šį kartą nenoriu nieko su šiuo langu daryti, taigi spaudžiu I can do this at this time. Tiesiog praleidžiu šį žingsnį. Šis langas yra Windows Cloud Storage OneDrive ir į jį bus galima saugoti atsarginės savo duomenų kopijas. Taigi viską palieku kaip yra, spaudžiame Next. Ir voila, Windows instaliacija baigta.
teks dar keletą minučių palaukti, kol Windowsai baigia instaliuoti ir konfigūruoti jūsų Windows sistemą. Ir viskas. Instaliacija baigta ir štai taip atrodo jūsų desktopas. Taip, tai pasileidus Windows 10 ir Windows'am pilnai užsikraus, matysime štai tokį langą. VirtualBox'as kažko neveikia normaliai su Windows 10 operacinė sistema kol kas. Taigi aš prisijungiau prie šios mašinos su TeamVieweriu. Dėl čia viršuje matysite tokias rodiklėlės, bet tiesiog jas ignoruokite. Taigi didžiausia naujiena Windows 10 yra normalus start menu. Pagaliau Windowsai sugalvojo, kad reikia sugražinti seną gerą start menu. Ir matome, viena pusė primena Windows 7 menu. Jūs turite visas programas ir failus čia. Ir kitoje pusėje matome visus appsus. Taigi šitas meniu primena Windows 8 startą. Ir su juo galima šiek tiek pasižaisti. Tai tarkime galime, čia bus supininti jūsų appsai ir juos galima pašalinti, galime keisti appso dydį, galima juos perdėlioti kaip norite, galima įdėti ką nors naujo ir panašiai. Taigi pilnai keičiamas start menu, tikrai labai gera naujiena. Kita naujiena būtų paieškos mygtukas. Tiksliau, kaip jinai veikia. Taigi ieškoti galima čia, tarkime įrašau Delfi. Ir matome, kad yra ieškoma internete. Šitas paieškos mygtukas ieškos ne tik tai Windows failų ir programų, bet ir internete tinklapių ir panašiai. Tarkime, jeigu įvedu Google, matome, gauname daug Google paieškos pasiūlymų. Taigi tikrai labai naudingas mygtukas. Šis mygtukas yra tas pats, man regis. Taip, ieškoma Windows failai programos ir gale matome ieškoma tinklapių arba populiariausių užklausų, duodamas populiariausių užklausų sąrašas čia apačioje. Taigi taip pat ieškoma ir internete, ir kompiuterį. Tikrai naudingas dalykas. Trečia naujiena būtų appsai. Taigi seniau Windows 8 operacinėje sistemoje viskas būdavo full screenų, pritaikyta tabletam ir liečiamiems ekranams, kas buvo visiškas šlamštas ant desktopo, ant nešiojimų kompiuterių, nes reikėdavo važiuoti į kurį nors tai kampą, kad ten pamatyti kažką ir panašiai. Taigi dabar viskas bus languose, tarkime Skype'as štai taip atrodys. Jis yra jau integruotas kaip appsas į Windows operacinę sistemą, nes Microsoft'as nusipirko Skype'ą. Taigi dabar visur bus jisai jau integruotas ir maždaug viskas. Dėl appsų jie tiesiog lange ir galime keisti jų dydį, minimizinti ir panašiai. Iš tikrųjų, šiuo momentu Windows 10 labai primena Windows 8, nes dauguma funkcijų ir išvaizda yra identiška Windows 8 operaciniai sistemai. Dar viena naujiena būtų darbas su desktopais. Taigi dabar Windowsai turi šį mygtuką ir ant jo paspaudus čia matysime visas atidarytas programas ir taip pat atsirado nauja galimybė turėti keletą desktopų. Taigi matome, aš turiu 3 desktopus ir užvedus pelę ant kiekvieno iš jų mums yra parodoma, kas tame desktope yra atidaryta. Taigi, tarkime, šitam desktopė yra Task Manageris. Paspaudus ant Task View mygtuko galime įti į kitą desktopą. Čia matome Internet Exploreris, tik tai atidaryta ir panašiai. Tikrai patogus dalykas. Jeigu norite dirbti su keletu desktopų ir turite atsidarę labai daug programų, viskas labai lengvai keičiama ir randama. Taip pat Windows 10 operacinėje sistemoje buvo pakeista Snap-in sistema. Snap-in sistema tai yra, kai nuvedame langą į viršų, tarkime, ir jisai išsididina per visą langą. Dabar galime atsidaryti keletą atskirų dokumentų, tarkime, ir nuvedus vieną langą į
šoną jisai bus prisnepintas į vieną ekrano pusę ir kitoje ekrano pusėje bus parodyta, galima bus pasirinkti kitas programas, kurias norite taip pat išdidinti, tarkime, kitame šone. Taigi labai patogu atsidaryti keletą programų, jeigu reikia ką nors palyginti ir panašiai. Taigi kol kas tokios didžiausios naujienos apie Windows 10 operacinę sistemą. Jinai turėtų išeiti 2015 metais. Kol kas neskubėčiau šios sistemos instaliuoti į savo kompiuterį, nes jinai yra tik tai beta versijoje ir gali daug keistis, bet kol kas viskas atrodo tikrai labai puikiai. Grįžo senas geras Start menu, kuris yra labai patobulintas ir bus matyt, kokių naujienų sulauksime ateityje. Taigi šiam video tiek. Jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti laiko ir prenumeruoti. Su jumis buvo Vytautas. Iki kito karto.